Sakyk. Labą dieną. Tikriausiai daug kas yra matę 79 metais sukurtą Eldaro Riazanovo filmą Garažas. Mane nustebino filmo veikėjos pasakymas – gyventi pagal tarybinius demokratinius principus. Dabar atsigręžus atgal ir prisiminus tuos laikus, tai abejoju, kad tuo metu labai daug žmonių suprato, kad gyvena nedemokratinėje šalyje. Žinoma, kalbu ne apie atskiras demokratinės teises, kurių nebuvimą jautė kiekvienas, bet apie valstybės valdymo formą, valdymą, patį valdymą. Vakar dėl įdomumo užmečiau akį į tarybinės Lietuvos 78 metų konstituciją. Tai pasirodo, kad joje net gražiau buvo rašoma apie demokratiją prirašyta, negu dabartinių laikų konstitucija. Cituoju. Tarybų valstybės organizavimas ir veikla grindžiami demokratinio centralizmo principų. Visų valstybinės valdžios organų renkamumas nuo žemiausių iki aukščiausių, jų atskaitingumas liaudžiai, aukštesniųjų organų sprendimų privalomumas žemesniesiems. Demokratinis centralizmas sieja vieningą vadovavimą su iniciatyva ir kūrybiniu aktyvumu vietose, su kiekvieno valstybinio organo ir pareigūno atsakomybė už pavestą darbą. Pagrindinė tarybinės visuomenės politinės sistemos vystymo kryptis yra tolesnis socialistinės demokratijos plėtojimas. Vis platesnis piliečių dalyvavimas tvarkant valstybės ir visuomenės reikalus, valstybės aparato tobulinimas, visuomeninio organizacijų aktyvumo didinimas, liaudės kontrolės, valstybinio ir visuomeninio gyvenimo teisinio pagrindo stiprinimas, viešumo plėtimas, nuolatinis atsižvelgimas į visuomenės nuomonę. Štai žiūrint į konstituciją, viskas gražu. Pati demokratiškiausia valstybė. Bet, aišku, tai tik tai yra popieryje. Analogiška situacija yra ir dabar. Mažai kas analizuoja ir domisi. Tik skirtumas, kad dabar žmonės labiau įtikinti ir yra įsitikinę, kad gyvena demokratinėje šalyje. Bet jeigu palyginti valdymo formas, valdymą, tai nelabai ir skiriasi. Ir tada ir šiandien Lietuvoje veikia tik atstovaujamąji demokratija, kuri pagal savo esmę iš tikro nėra demokratija. Tik tada buvo viena valdančioji partija, o šiandien valdžios partijos įsiskirščiusios. Bet viena nuo kitos nelabai ko ir skiriasi. Ideologija kaip ir viena, valdžios lovys. Ir tada ir šiandien valdžios partijos finansuojamas iš valstybės biudžeto. Ir tada ir šiandien konstitucijoje yra įtvirtinta teisės norma apie referendumo institutą arba dar vadinamą visaliaudinį balsavimą. Beje, apie visuotinę apklausą referendumą kalbėjo ir 36 metų Stalino konstitucija. Pagal ją organizuoti referendumą galėjo aukščiausios tarybos prezidiumas savo iniciatyvą arba reikalaujant vienai iš respublikų. Po 2014 metų Liepos 11 dienos Konstitucinio teismo antikonstitucinio, pabrėžiu, antikonstitucinio nutarimo, referendumo iniciatyva, referendumo įvykimas faktiškai priklauso tik nuo Vyriausios rinkimų komisijos ir Seimo malonės. Nuo piliečių jau nepriklauso. Ir tada ir šiandien viskas sprendė valdžia, o žmonės net nesidomėjo ir nesidomi politika, nes vis tiek nieko nepadarys. Kaip žinomas posakis, prieš vėją nepapūsi. Taigi, kuo skiriasi demokratinė valstybė nuo nedemokratinės? O skiriasi tuo, kad nedemokratinėje valstybėje nėra įteisintos tiesioginės demokratijos arba ji neveikia. Tai reiškia, kad piliečiai negali inicijuoti referendumų ir tiesiogiai vykdyti aukščiausią suverenę galią, tai yra Lietuvoje neveikia Konstitucijos 4 straipsnis. Nedemokratinėje valstybėje referendumus inicijuoti gali parlamentas arba kitos valdžios institucijos. O dabar kodėl neveikia tiesioginė demokratinė Lietuvoje? Iki 2014 metų kliūtis buvo parašų kvota, kurios neįmanoma buvo
surinkti, tik per didžiausias pastangas pavyko 2013 metais surinkti Šliūžo inicijuotai referendumo, patvirtino 14 metais inicijuotai referendumo iniciatyvai. Po 14 metų dar prisidėjo viena kliūtis, tai antikonstitucinis konstitucinio teismo nutarimas. Trumpai apie referendumus kitose valstybėse, kad galėtumėm palyginti su Lietuva. Šveicarija, kuri vadinama tiesioginės demokratijos šalimi. Iš tikrųjų, ten nėra grina tiesioginė demokratija. Greta atstovaujamosios demokratijos egzistuoja stipri tiesioginė demokratija. Štai ji, ta tiesioginė stipri demokratija, ir ištaiso atstovaujamosios demokratijos trūkumus. Šveicarija pasižymi tuo, kad ten reikia mažiausiai surinkti parašų, norint inicijuoti referendumą. Konstitucijos pakeitimams inicijuoti šveicarams reikia surinkti 100 tūkstančių parašų. Atitinkamai pagal šveicarišką principą Lietuvoje reikėtų surinkti apie 47 tūkstančius rinkėjų parašų. Šie parašai renkami ilgai, net 18 mėnesių. Fakultatyviniam referendumui inicijuoti per 100 dienų reikia surinkti 50 tūkstančių parašų. Pagal šį principą Lietuvoje atitinkamai reikėtų surinkti apie 23 tūkstančius parašų. Šveicarijoje politika yra visuomeninis reikalas, kurio užsiimama laisvu po darbo laiku. Todėl skirtingai nuo kitų valstybių Šveicarijoje deputatams nedraudžiama turėti savo verslo ar dirbti samdomo darbą. Atvirkščiai net yra skatintina, nes deputatai negauna atlyginimą, tiesa, jie gauna apmokėjimą už sugaištą laiką parlamento posėdžiuose. Tiesioginė demokratija sėkmingai veikia taip pat Jungtinių valstijų Kalifornijos valstijoje. Joje gyvena apie 39 milijonus gyventojų. Rinkėjų yra 24,4 milijonai. Referendumams inicijuoti yra 2 parašų kvotos. Dėl konstitucijos pataisų turi surinkti rinkėjų parašų skaičių, kuris lygus 8% nuo paskutinių visuotinių gubernatoriaus rinkimų dalyvių. Dėl įstatymų iniciatyvų 5%. Jeigu tuos procentus pritaikytumėm mūsų rinkimams, pavyzdžiui, paskutiniams prezidento rinkimams, tai reikėtų surinkti atitinkamai 97 tūkstančius ir 60 tūkstančių. Reiškia įstatymo iniciatyva, jeigu 60 tūkstančių. Ir parašai renkami ne 3 mėnesius, o 5, tai yra 150 dienų. Kaip ten buvo įvesta tiesioginė demokratija? Viskas prasidėjo XIX amžiaus pabaigoje. Politikai buvo korumpuoti, buvo nesilaikoma įstatymų, rinkimų procedūrų. Todėl, siekiant pakeisti tokią situaciją, 1911 metais įstatymų leidėjai surengė valstijos rinkėjų balsavimą dėl konstitucijos pataisų, kurios pakeitė valstijos valdymą. Žmonės įgavo teisę veikti be įstatymo leidėjų ar gubernatoriaus malonės, priimti konstitucijos pataisas, teisės aktus, panaikinti įstatymo leidėjo, priimtus teisės aktus bei atšaukti pareigūnus. Iki tol įstatymų leidėjas galėjo pateikti žmonių balsavimui siūlomus teisės aktus ir konstitucijos pataisas. Tik įstatymų leidėjas iki tol pateikdavo. Italija. Joje gyvena apie 60 milijonų gyventojų. Referendumui inicijuoti reikia 500 tūkstančių parašų. Tai yra apie 0,8% nuo gyventojų skaičiaus. Italijoje peticijai parašų reikia tiek pat, kiek ir Lietuvoje, tai yra 50 tūkstančių parašų, bet ten juk tik 60 milijonų gyventojų, o Lietuvoje nėra jau ir 3 milijonų. Kas įdomesnė iš Italijos referendumų istorijos, kaip ir Lietuvoje ten buvo ir yra tos pačios atstovaujamosios demokratijos problemos. Politinės partijos jau seniai praradusios
pasitikėjimą ir jeigu Lietuvoje palyginus neseniai buvo įvestas partijų išlaikymas iš mokesčių mokėtojų pinigų, tai Italijoje partijų finansavimą panaikino referendumu dar 1993 metais. Labai gaila, kad Lietuva pritaiko tai, kad kita valstybė jau yra išbandžiusi ir panaikinusi. Vengrija. Apie 9,9 milijonų gyventojų privalomam referendumui inicijuoti, kurį parlamentas privalo skelbti nepriklausomai nuo to, nori ar nenori, reikia 200 000 parašų. Tai apie 2 procentai nuo gyventojų. Kaimyninė Latvija. Ten yra geras dalykas, kad 10 000 parašų surinkimu rūpinasi pati Centrinė rinkimų komisija. Įrengia pasirašymo vietas, pasirūpina informavimu apie parašų rinkimą, taip pat sudaro galimybę pasirašyti žmonėms, kurie dėl kokių nors aplinkybių negali ateiti į parašų rinkimo vietas, neįgaliems, ligoniams, kariams, kaliniams. Skirtingai nuo Lietuvos, Latvijoje pasirašantis turi rašyti ne paso numerį, bet asmens kodą. Pabaigiant noriu pasakyti, kad nagrinėti kitas valstybės galima dėl įdomumo, bet tikrai nebūtina aklai kopijuoti. Šveicarai į nieką nesidairė ir nekopijavo. Jie vieninteliai savo šalyje įdėgė stiprią tiesioginę demokratiją, kuri labai prisidėjo prie to, kad jie šiandien gyvena turtingoje ir klestinčioje valstybėje, kurioje yra vertinamas žmogus. Jie šiandien turi kuo didžiuotis. Todėl mažiau dairykimės su mintimis, o ten taip nėra, pasaulyje taip niekur nėra, todėl ir Lietuvoje negali būti. Mažiau kopijuokime, bet daugiau improvizuokime, kurkime keisti. O keisti reikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose atstovaujamos demokratijos šalyse, nes šiandien atstovaujamos demokratijos sistema jau savo atgyvenusi, nebetinkama ir yra visuomenės valstybės progreso stabdys. Ir prieš kiekvienus rinkimus nelaukime gelbėtojų. Yra posakis, skęstančiųjų gelbėjimas yra tik pačių skęstančiųjų reikalas, o gelbėjimo ratas yra tiesioginė demokratija, kuri įgyvendinama referendumais.